Skaitinys iš pranašo Jonos knygos. Viešpaties žodis pasigirdo Amitajos sūnui Jonai. Leiskis kelionin, nuvyk į Ninivę, į didelį miestą, ir skelbk jam gresiančią bausmę. Mane mat pasiekė žinia apie jo niekšiškumą. Jona išsileido kelionin, bet tam, kad pabėgtų nuo viešpaties veido Taršišan. Jisai nukeliavo į Jafą, tenai susirado Taršišan išplaukiantį laivą ir užmokėjęs už kelią įlipo, kad plauktų su jais į Taršišą, pabėgtų nuo viešpaties veido. Bet viešpats paleido ant jūros didelį vėją. Pakilo siaubinga audra ir laivo iškilo pavojus sudužti. Jūreiviai įbūgo ir ėmė kiekvieną šaukti savojo dievo. Jie ėmė net laivo krovinį mėtyti jūron, idant palengvėtų laivas. Jona nulipęs į laivo apačią ir atsigulęs, kietai savo miegojo. Priėjęs prie jo, kapitonas jį kėlė. Kaipgi galėtų miegoti, kelkis ir šauki savojo dievo. Galbūt tas dievas mus prisimins ir mes nepaskęsime. Jūreiviai tarpusavy ėmė kalbėti. Meskime burtus, idant sužinotume, kas yra kaltas dėl šitos mūsų nelaimės. Jie metė burtus ir tie parodė Joną. Tada jie pradėjo jį kamantinėti. Na, pasakyk mums, kuo tu vertiesi, iš kur atkeliauji, kokios tu šalies ir tautybės. Tas jiems atsakė: esu hebrajus ir garbinu Jahvę, dangaus dievą, kuris padarė jūrą ir žemyną. Tada įsibaiminę vyrai jį klausė: kodėl tu tai padarei? Jie mat žinojo, kad tas bėga nuo viešpaties veido, nes buvo jiems tai pasisakęs. Jie tarė: ką su tavim mums daryti, kad jūra nurimtų ir nuo mūsų atstotų? Mat jūra siautėjo vis smarkiau. Anas atsakė: imkit mane ir meskit jūron, kad toji nurimtų, nuo jūsų atstotų. Aš juk žinau, kad per mano kaltę jūs ši didelė audra ištiko. O vyrai užgulė irklus, kad krantą pasiektų, bet nieko negalėjo padaryti, nes jūra siautė prieš juos vis smarkiau. Tuomet jie pradėjo šauktis Jahvės: viešpatie, neleisk mums pražūti per šitą žmogų ir to, ką dabar padarysime, nepalaikyk mums nužudymų. Viešpatie, tu pasielgei, kaip panorėjai. Jie sugriebė Joną ir įmetė jūron, ir jūra siausti paliovė. O vyrai labai įsibaimino viešpaties, jie paaukojo viešpačiui atnašą ir daug įžadų jam padarė. O viešpats atsiuntė didelę žuvį ir toji Joną prarijo. Jona prabuvo žuvies pilve 3 dienas ir naktis. Žuvies pilve Jona meldėsi viešpačiui savo dievui, ir viešpats įsakė žuviai atrijus išmesti Joną į krantą. Tai Dievo žodis. Tu mane gyvą ištrauksi iš kapo, viešpatie, Dieve tu mano. Savo nelaimėje aš Dievo šaukiausi ir jis mane išklausė. Iš pragarmės aš šaukiausi pagalbos ir tu išgirdai mano balsą. Tu mane gyvą ištrauksi iš kapo, viešpatie, Dieve tu mano. Tu mane įmetei jūron į pačią jos gelmę, visą mane vandens rautai užliejo. Tavosios bangos viršų manęs ritos, tavo verpetai viršų manęs supos. Tu mane gyvą ištrauksi iš kapo, viešpatie, Dieve tu mano. Aš pagalvojau, iš tavo akių pavarytas, kai begalėsiu tavo šventovę regėti. Tu mane gyvą ištrauksi iš kapo, viešpatie, Dieve tu mano. Sielvartui spaudžiant prisiminiau Dievą, mano malda jo šventyklon veržės. Tu mane gyvą ištrauksi iš kapo, viešpatie, Dieve tu mano. Aš jums duodu naują įsakymą, sako viešpats, kad jūs vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jūs mylėjau. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė: Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Jėzus tarė: O kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Tas atsakė: Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: Gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: O kasgi mano artimas? Jėzus prabilo: Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tai išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvę. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taipogi ir Levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui iškėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis įsėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: Tas, kuris parodė jam gailestingumo. Jėzus atsakė: Eik ir tu taip daryk. Girdėjote Viešpaties žodį. Tiems iš mūsų, kuriems jau rūpi amžinasis gyvenimas, šios dienos Evangelija tikri paguodos ir padrąsinimo žodžiai. Kasgi gali būti aiškiau už klausimą: ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą? Ir tada Jėzaus atsakymas: Tai daryk ir gyvensi. O kas yra tai? Tai yra dar vaikystėje daugumos išmoktas didysis Dievo įsakymas: Mylėk Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Tačiau kaip ir įstatymo mokytojui, taip ir mums šis didysis įsakymas gali pasirodyti per didelis, ypač kuomet reikia mylėti artimą. Ir mums gali pagrįstai kilti klausimas, kas tas mano artimas yra. Vyras, žmona, vaikai, tėvai, uošviai, draugai, bendradarbiai, kaimynai, giminės, partijos ar bendruomenės nariai, tos pačios valstybės ar sąjungos piliečiai, bendraamžiai, bendraminčiai, bendraturčiai, tos pačios tautybės ar rasės, įsitikinimų ir pažiūrų žmonės. Oho, koks ilgas sąrašas. Ir negi čia visus dabar reikia mylėti, kad laimėtum amžinąjį gyvenimą? Panašu, kad taip. Ir dar daugiau. Juk amžinasis gyvenimas didžiulės begalinės vertės. Tai ir mūsų meilė turėtų būti didžiulė ir begalinė. O bet koks begalibiškumas prasideda ties kažkuo labai aiškiu ir konkrečiu. Šiuo atveju ties kitu žmogumi, kad ir kas jis bebūtų. Gerojo samariečio istorija nuostabiai gražus pavyzdys. Širdį sužavi ir paliečia visų kitų žydų, o ir to paties įstatymo mokytojo nekenčiamas samarietis. Tai, kaip jis pasielgė pagelbėdamas nelaimę ištiktam kitam žmogui, atrodo elementarus žmogiškumas. Ar taip neturėtų pasielgti kiekvienas žmogus, nepaisant jo religijos, tautybės ar rasės? Taip atsakysime turėtų, bet ne visada tai būna.
Kartais elementaraus žmogiškumo vietą užima mūsų pačių susiskaldimas, susireikšminimas, susiskirstimas į vairiausias grupės ir statusus, kas vėliau atsispindi mūsų pareigų pavadinime, mūsų adrese, mūsų atostogų pasirinkimuose, apsirengime ir apsiėjime. Atrodo, yra tiek daug dalykų, kurie skiria, o ne vienyje žmonės. Daug dalykų, kurie liudija, kad nesame lygus ir vienodai žmogiškai vertingi vienas kitų visuomenės ar valstybės akise. O amžinybės klausimu į mus visus žvelgia ir vertina Dievas, kuris būdamas visų mūsų tėvas trokšta ir nori, kad visi jo vaikai, tarp savęs broliai ir seserys, susirinktų prie amžinos puotos stalo dangaus karalystėje. Geriausiai artimas yra tas, iš kurio mes ir kiti patiriame gailestingumo. Tai yra atjauta, buvimą kartu, konkrečią ir protingą pagalbą. Dievas savo gailestingume, kurį parodo ir įrodo per savo sūnų Kristų Jėzų, yra mums artimas. Belieka sekant jo pėdomis ir mums rodyti vienas kitam gailestingumą. Belieka, bet tai nėra lengva. Todėl kasdien, kas sekmadienį, kreipiamės į Dievą, į Mariją, į šventuosius pagalbos ir prašome. O stebuklingoji Krekenavos Dievo motina, malonių versmė ir gailestingumo įsčios. Padėk mums patirti Dievo gailestingumą ir jo dalintis su kitais, kad ir kas jie būtų, Dievo atsiųsti į mano gyvenimo kelionės kelio pakraštį. Amen. Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras kunigas Gediminas Jankūnas.